Labą dieną dar kartą. Dabar panagrinėkim keletą likusių vartų, kurie yra iš šito skyrelio logizmo. Mes paimkim nelyginumo, nelyginumo vartus, nelyginumo požymį ir dabar kaip jo naudotis. Čia parašyta 2k + 1. Čia žymė tokia simbolizuoja, kad mes turėsim reikalą su kažkokiu nelyginiu skaičium. Pas mus šitie vartai turi 5 įėjimus, mes padarykim paprastų modelį tik tai 3, taip. Pridėkim čia iš karto įvedimo laidus. Taip pat pridėkim čia po vieną piną prie kiekvieno laido, taip. Ir čia pajungkim išvesti, taip. Nu ir dabar bandom keisti reikšmes. Kairiai pusė mes matom 3 nulinės reikšmes ir mūsų vartai išveda 0. Jeigu aš čia padarysiu kažkurioje vietoje vienetą, pavyzdžiui, šitoje vietoje, nu, tada matom čia vienetą. Jeigu kažkur dar paspausiu vienetą, jau matom čia 0. Jeigu dar kartą paspausim vienetą, jau čia matom vienetą. Nu ir čia nesunkiai suprasti, kodėl jis vadinasi nelyginumo geitas, nelyginumo vartai. Labai paprastai, kai pas mus buvo 1, tai čia yra nelyginis skaičius. Mes turim 3 bitus ir jeigu juos sudėsim visus, taip, tai mes turėsim vienetą. Jeigu mes turim 2 bitus, tai 1 + 0 + 1 bus 2, tai čia yra lyginis skaičius ir mūsų vartai rodo 0. Taip, mūsų vartai turi parodyti, ar bendras vienetinių bitų skaičius yra nelyginis. Taip, toks jo yra veikimas. Dabar ką dar galima pasakyti apie šitos vartus? Galima daryti įvesti ne po vieną bitą, o po keletą bitų iš karto. Taip, ta prasme, šitie laidai gali būti ne vieno bitų, kelių bitų. Čia šiaip savo lygiai tas pats galioja ir kitiems geitams, kitiems vartams. Tai mes galim šitokią modifikaciją šiek tiek ir padaryti. Tarkim, pas mus įvesties bitai yra po 4, taip padarykim visur po 4. Taip, šitas irgi tegul būna 4. Tada čia irgi reikia padaryti 4. Ir čia tada irgi išvedimo išvesti irgi reikia padaryti 4. Taip. Dabar kaip suprasti veikimą šiuo atveju. Mes turim 4 bitų įvesti ir dabar galima išsivaizduoti, kad čia turime šitokią matricą, kuria yra 3 eilutės, 4 stulpeliai. Ir dabar jeigu aš čia keisiu reikšmes, pavyzdžiui, antram stulpelį pas mane yra 2 vienetai, o jeigu dar kartą paspausiu bus 3 vienetai, tai ir matau, kad čia pas mane užsidegė antras vienetas, taip skaičiuojant iš kairės į dešinę. Jeigu pirmam stulpelį paspausiu vienetą, tai čia užsidegė ir čia vienetukas. Taip sakant, jeigu mes turim įvesti kelių bitų, tai mūsų šitie vartai skaičiuoja paskilčiui kiekvienai bitui pagal numerį atskirai. Tai tiek būtų apie šitą nelyginumo geitą, nelyginumo vartus. Jūs lygiai taip pat galite panagrinėti lyginumo vartus. Ten viskas analogiškai, tik tai ten skaičiuos, kiek yra 0, aišku. Ne kiek yra 0, o kiek yra, ar vienetų skaičius yra lyginis, taip, čia buvo, ar nelyginis, o ten kiek, ar jis yra lyginis, taip, atitinkamas kiltyse, jeigu kelių bitų įvedimas.
priedą mes šitam pačiam filmukė dar panagrinėkim, kaip veikia kontroliuojamas buferis. Taip, čia dar vienas toks pusiau loginis geitas. Pridėkim čia šitoj vietoj inputą, outputą, taip. Ir dabar kontroliuojamas buferis turi 3 kontaktus. Vienas yra duomenų kontaktas, antras yra štai čia šitas, kuris eina į apačią, būtų kontrolės bitas ir trečias yra išvesties bitas. Mes pajunkim prie įvesties bitų vieną laidelį, paskui prie kontrolės, taip, vieną laidelį, šitoj vietoj tipo pajunkim. Na ir reikia dar išvesties piną prijungti. Dabar pasižiūrėkim, kaip šitas geitas, tie vartai veikia. Jeigu aš čia keičiu reikšmes kairiai, taip, įvesties reikšmes, jokių poveikių čia nesimato, taip, šitie pakeitimai nedaro jokio poveikio. Dabar, jeigu aš čia įrašysiu vienetą, tada matom, kad tas, kas rašoma kairiai, matosi dešiniai. Kitaip sakant, kontroliuojamas buferis leidžia perduoti arba neperduoti tam tikrą reikšmę. Taip. Galima savęs paklausti, kaip galima, kam reikalingi tokie buferiai, tokio tipo įrenginiai. Labai dažnai jie naudojami toje situacijoje, kai mes būtinai turim turėti kažkokią išvestį, bet ta išvestys gali ateiti arba iš vieno inputo, arba iš kito inputo. Kaip pavyzdžiui, šiek tiek praplėskim šitą mūsų schemą, pridėkim čia į apačią dar vieną laidelį, pridėkim neigimo vartus, taip, pasukime pietus, baro čia neigimo vartai, leidžiam nuo jų laidą į apačią ir dabar nukopijuokim tokį pat kontroliuojami buferį, Ctrl+C, Ctrl+V, atneškim jį čia. Mums norėtųsi, kad kontrolės bitas būtų, kontrolės kontaktas būtų į viršų, tai čia šiuo atveju reikia pakeisti left-handed. Ir dabar, kad nebūtų keista, aš prijungsiu šitą vaizdelį šitaip prilietuosiu. Čia jokių trumpo jungimo nesigauna, viskas tvarkoj. Ir dabar pabandom pasižiūrėti veikimą. Taip, kadangi pas mus čia yra šitas vienetas, tai pas mus šitas outputas, šita išvestis rodo ne ką kitą kaip reikšmė, kuri yra užrašyta viršui. Gal aš čia žymės surašysiu, taip, čia tegul būna A, taip, o dabar čia tegul būna B, taip, kad paprasčiau būtų aiškinti. Ir dabar aš keičiu reikšmę A ir matosi, kad prie išvesties sinchroniškai keičiasi sinchroniškai gaunam lygiai tą pačią reikšmę. Dabar jeigu aš išjungsiu šitą kontrolės bitą, čia padarysiu 0, tai kas tada būna? Čia šitas nulinis bitas eina per invertorių į apačią ir apatinis buferis bus įjungtas ir jeigu aš dabar keisiu reikšmės B, tai atitinkamai matysiu B reikšmę ties išvedimo. Taip? Tuo tarpu, jeigu keisiu A, čia jokio poveikio neturėsiu. Štai čia ir matoma viena iš kontroliuojamo buferio panaudojimo arba valdomo buferio panaudojimo, kai mes prijungiam išvedimą prie vieno iš prie vienos iš įvesčių. Taip, čia toks būtų vienas iš pagrindinių panaudojimo
kontroliuojamų buferių. Be abejo, vietoj vieno bito įvesties čia mes galim padaryti šiek tiek galingesnį įvestį, galim čia prieš pabaigą pakeisti čia, pavyzdžiui, į mūsų mėgstamą ketvirtą, čia tegul būna irgi 4, taip, čia tada irgi reikia ketvirtą, čia tada reikia ketvirtą, taip, čia tada reikia ketvirto irgi. Ok. Ir dabar veikimas bus, aišku, lygiai toks pat, kadangi čia kontrolės bitas yra 0, tai šiuo atveju aš pasirenku įvesti iš B. Taip, matom, aš čia parašiau 0, 1, 1, 1 yra ties išvesties, aš matau lygiai tą patį skaičių. Taip, keičiu B reikšmę ir matosi, kad tai keičiasi. Dabar jeigu aš čia įjungsiu vienetą, tada išvestys man rodo, ką aš įvedinėju iš A pusės. Taip. Be abejo, vietoj tokios, nesudėtingos, bet jau šiek tiek įdomesnės schemos galima panaudoti būtų šiek tiek paprasčiau apiformintą gaitą, kuris vadinasi šiuo atveju D multiplexerium tipo, ir mes šitos objektus panagrinėsim kitam skyrelį, taip kituose filmukuose. Kągi, tiek iš šito filmuko, ačiū už dėmesį.